eilėmis. Dedikacija įrašyta Bernardo Brazdžionio knygoje Antanui Gustaičiui. Daugiau kryžkelių, mažų ir didesnių, bekeliaujant mudviem teko aplankyti. Aš sustodavau ties prapuščiu, seniu, o tave sulaikė šypsanti rankytė. Rytos ašaros per veidus, o vilkai, nuriedėt jas nesuspėjusias nušluostė. Tavo žodžius rado prasmę net vaikai. Mano griausmas pagraudeno raudonos skruoste, kad nepametėm galvos nei skrybėlės, kad bylojant mudviem sąžinė tylėjo. Su džiaugsmu apvaikštom 100 jubiliejų, susirinkę prie didžiosios kryžkelės. Šiemet prie didžiosios kryžkelės susirinko Antanas Gustaitis, Stasys Santvaris, Bernardas Brazdžionis. Birželio 13 į Lietuvą sugrįžo Antano Gustaičio ir Aleksandros Zdanavičiūtės Gustaitienės palaikai. Aš esu be galo dėkinga, kad į mūsų minėjimą atvyko iš Bostono Antano Gustaičio sūnus Algimantas Gustaitis, kurio dėka mes galime švęsti šį jubiliejų, kurio dėka įvyko minėjimas, buvo parengta Maironio muziejuje puiki paroda, taip pat buvo išleistas archyvinis leidinys, kurį finansavo Algimantas Gustaitis. Algimantai, prašom atsistoti. Ačiū. Mano pranešimas gan ilgokas, aš bandysiu trumfinti ir bandysiu papasakoti jums apie Antano Gustaičio gyvenimo ir kūrybos kelią. Aš remsiuos archyvalijomis, jo laiškais, atsiminimais. Iš kitų archyvų laiškai bus cituojami. Taigi, Antanas Gustaitis nenorėjo būti rašytoju, jis norėjo būti aktoriumi. Ir savo atsiminimuose yra parašęs, kad vienam savo draugui už tai, kad patekt į filmą Marijampolėje, jis pardavė kepurę už bilietą. O tas draugas buvo labai turtingas, bet vis tiek pirko, nes kinas buvo pakerėjęs Antanui Gustaičiui.